Sveiki, aš esu Kristina ir šiandien jums parodysiu, kaip pasigaminti lietuvišką duoną, kurią mes valgome kiekvieną dieną. Šią duoną mes valgome kiekvieną dieną. Galima vakare sumaišyti ir ryte kepti. Skaniai kvepia. Tai tam mums reikės pusę kilogramo baltų miltų, kvietinių ir pusę kilogramo ruginių miltų. Supilame miltus į dubenį. Taip pat dedame sėklas ir kmynus. Įpilame šaukštą druskos ir litrą šilto vandens. Šią duoną mes valgome kiekvieną dieną. Jeigu norite, galite naudoti daugiau ruginių miltų, tada duona bus tamsesnė. Jeigu naudosite daugiau kvietinių, jinai bus šviesesnė. Viską gerai išmaišome. Ir šiai duonai naudojame natūralų raugą. Kuris padės duonai pakilti. Pakeičia mieles, visiškai natūralus. Viską gerai išmaišom. Pradžioje maišom šaukštu, po to teks minkyti ranka. Minkom apie kokias 5 minutės, kol miltai susimaišys kartu. Išmaišę duoną paliksime ne mažiau kaip 6 valandoms pakilti. Galima ir ilgiau. Galima vakare sumaišyti ir ryte kepti. Ir svarbiausia, kai duona pakils, kitą dieną prieš kepant nepamiršti indelį įsidėti raugo kitam kartui. Štai, duoną sumaišėme. Ir uždengiame drobele ir paliekam 6 valandoms kilti. And after 6 hours we have this kind of dough. For next time, yeah. It's for next time. A little bit oil. And put in the bowl.
and put into the oven for 1 hour 40 minutes. Taigi, sekantis patiekalas, kurį šiandien gaminsim, bus kanapių sviestas. Ir tam mes naudosim sviestą, kanapės, jos būna sėklos. Tiesiog reikia jas šiek tiek pakepinti keptuvėje, šiek tiek ir sumalti, kad taptų milteliai kanapių. Sviestas turi būti minkštas. Aš naudoju sūdytą sviestą. Jeigu naudojate be druskos, tada įdėkite pagal skonį druskos. Bet kadangi sūdytas, tai aš tiesiog imu sviestą, jį šiek tiek pamaišau. Ir supilu kanapės kepintas. Naudokite mažiau kanapių. Jeigu stipresnio, pilkite daugiau. Paprastos kanapės, jos nelabai turi stiprų skonį. Kai pakepina, tada skonis atsiskleidžia. Tik svarbu neperkepinti, vos įpilti į sausą keptuvę ir vos kelias minutės pakepinti. Nes perkepintus kanapės gali tapti karčios. Kanapės turi visokių medžiagų, amino rūgščių, labai naudingos sveikatai. Paruoštas. Viskas. Paruoštas. Valandą ir 40 minučių praėjo, duona iškepė. Traukiame ją iš orkaitės. Tai atrodo kaip. Skaniai kvepia. Leisime jai truputėlį atvėsti. Galime išversti iš formos. Leisime atvėsti ir tada galėsime pjaustyti duoną iškeptą.料理出来上がりましたですね。もうなかなか美味しそうなんですよね。とても美味しいです。Labai skani duona ir sviestas burnoje sproginėja.そうだからパンの皮はですね、ちょっとカリカリしてなかなか美味しいですよね。本当になんかすごい酸味があってですね、もう自然の発酵食だからもうすごくなんか美味しいなんですし、それからとてもヘルシーなパンなんですよ。もう毎日食べてますので家族ではもう大好きなんです。はい。それからヘンプバターもですね、何か特別な風味があってもう最高です。美味しい。美味しいです。